Sveiki visi, čia Minecraft ir šiandieną 18 epizodas. Taigi šiandieną mes išmiegojame gerai ir einame biškį padaužyti šitų žalių dariukų. Gausime daug parako. Oi, kiek daug. Ne, čia rimtais, nejuokauju. Oi, tu savo. Na, žinot, vėliau galėsim biškį sprogdinti mes daug. Eik tu savo ir iš kur... Nu, būtinai turėsiu sprogt. Tu stogas atsirado, nors jau vasarą. Ką dar? Šiek tiek į mokyklą tenka mums baigti. Ir tai baigsis. Galėsim pradėti atostogauti. Ir šį epizodą aš labai mažai kalbėsiu, nes mes turime neužbaigtų planų. O tie planai būtų pastatyti mūsų namą. Bet aš jau nepastatysiu per šį epizodą, nes ten dar... Ojojoj, kiek daug liko. Taigi mes dabar pasiėmėme toliau daiktų, kurių buvome prisirinkę pilną. Ir galime eiti toliau mes statyti. Aš kaip ir praeitą epizodą pagreitinsiu, nes aš ją statysiu ilgai. Ir stengsiuos kuo gražiau viską pastatyti. Ir taip toliau. Matote, jau visai įspūdingai atrodo, bet iš tikrųjų čia dar yra mažiukas, nes aš jį labai plėsiu. Kaip matote, šitas visas apatinis tas kambariuko vieta, tai čia turėtų būti kaip visos pilies apačia toks rusiukas. Todėl mes dabar dar šonus tokius uždėsim ten ir plėsim į šonus platformas tokias, o vėliau ir pradėsim jau į viršų pabiškį kelti. Ir visa kitka. Darysime visokios dar kolonas, jau esu sugalvojęs visokių. Dar čia gal net nebus dar mūsų pagrindinis kambarys. Dabar dar reikia visą šonus įsiplėsti, visas formas sužinot, aukštus sužinot, kokius bus. Ir galėsime mes pradėti jau galvoti, kaip ten kas bus jau, taip tiksliau. Ir man atrodo, na tai reikia pradėti jau statyti. Ir aš jums užleidžiu jau užleidau tokią muzikėlę ir... Varom!
tai vo. Na, šitame epizode mes jau baigime. Nes, na, iš pirmo dabar mes šiek tiek jau prasiplėtėm daugiau. Kiek mums dabar kol kas užteks. Uždėjome jau šonus, kaip matote. Ir parašėm jau vietos pirmajam tokiam dideliam bokštui ten gale. O tai čia tai bus salė, čia turėsime dar bokštų šiek tiek kitam epizode paruošim. Ir jau, man atrodo, pradėsim dėti stiklus, šonus, jau pradėsim bokštus jau kelti viršų. Dėsim iš apačios karkasą, kad galėtume prieiti prie apačios, daryti tokias atverstas piramidės, nes tokių reikės šiek tiek. Ir jau matote, jau sujungiau tiltą. Galim mes paskraidyti. Ir jau bus tiltas, jau biškai atrodys didesnis miestas pas mūsų čia. Ir mėginsim kuo greičiau, kuo geriau, kuo įdomiau pastatyti mūsų tą naująjį namą. Ir man atrodo, kad šiandienai užteks. Ir aš sakau viso gero. Ir prašau prenumeruoti, dalintis, komentuoti, vertinti. Ir viso gero. Ai, negalime miegoti. Nu gerai, teks palaukti. Viso gero.